Štai jums ir pasauliniai Donaldo Trumpo politikos Kinijos atžvilgių rezultatai. Kinija pradėjo didžiausią savo branduolinės infrastruktūros plėtrą per visą šiuolaikinę šalies istoriją. Dykumų regionuose Sinženge, netoli Rusijos ir Mongolijos sienų, Pekinas stato milžinišką strateginių branduolinių pajėgų objektų tinklą. Apie tai liudija palydovinis stebėjimas, kurį šiandien kartu su jumis ir aptarsime. Nauja karinė infrastruktūra kuriama taip, kad net pirmasis JAV smūgis negalėtų atimti iš Kinijos galimybės atsakyti branduoliniu smūgiu. Sistema statoma šalia šachtinių paleidimo įrenginių Hami rajono, vieno iš pagrindinių Kinijos tarpžemyninių balistinių raketų centrų, kuriuose dislokuotos raketos gali smogti Jungtinių Amerikos valstijų teritorijai. Į branduolinės karinės infrastruktūros statybų mastai tiesiog stebina. Tai didesnė nei visos šachtos, kurios šiuo metu egzistuoja pasaulyje. Mano vardas Aleksejus Pečiai. Pasikalbėkime apie tai kartu, čia tikrai yra apie ką diskutuoti. Bet prieš pradėdami prašau jūsų užsiprenumeruoti šį YouTube kanalą, paspausti patinka šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą po šio vaizdo įrašu. Būsiu jums už tai labai dėkingas. Taip pat prenumeruokite mano Telegram kanalą Pečiai News, nuoroda į yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi leidinys Reuters šiandien rašo, toliau cituoju, atskirtame Kinijos dykumos regione statomas milžiniškas karinis kompleksas, kuris suprojektuotas taip, kad ne vienas pirmasis Amerikos smūgis į Kinijos branduolinį arsenalą negalėtų atimti iš Pekino galimybės suduoti atsakomąjį smūgį. Kinijos branduolinės raketos jau dabar gali pasiekti bet kurį miestą Jungtinėse valstijose. Dabar palydoviniai vaizdai rodo, kad Pekinas stato išplėtotą paleidimo aikštelių, bunkerių ir komunikacijos mazgų tinklą netoliese. Izoliuotų branduolinių šachtų, kuriuose laikomos toliausiai skrendančios Kinijos armijos raketos. Nuotraukose matyti daugiau nei 80 aikštelių, kurios bus naudojamos saugančiam Kinijos mobiliųjų raketinių paleidimo įrenginių ir zenitinių baterijų parkui dislokuoti. Na, o statybų mastai rodo, kad plečiama sustiprinta infrastruktūra skirta apsaugoti ir palaikyti Kinijos sausumos branduolinių pajėgų veikimą. Infrastruktūra statoma didžiuliais mastais, atimant tūkstančius kvadratinių kilometrų dykumos. Iš esmės tai aiški Kinijos strateginio branduolinio atgrasymo diversifikavimo strategija. Ir štai kaip šiandien tvirtina ekspertai, būtent gebėjimas apsaugoti savo šachtas dykumoje yra esminis Kinijos paskelbtam tikslui sukurti minimalų, bet patikimą branduolinį atgrasymą. Ši politika grindžiama gebėjimu smogti atsakomąjį smūgį. Jei Kinija pirmoji patirtų branduolinį smūgį, nors Kinijos liaudies išlaisvinimo armija gali paleisti branduolinius ginklus iš povandeninių laivų ir lėktuvų, vis dėlto šachtos šiaurės vakarų Sinženge ir Gansu provincijoje sudaro pagrindą Kinijos branduoliniams pajėgoms. Ir štai kertinis Kinijos doktrinos akmuo yra branduolinio ginklo nenaudojimo pirmiesiems politika. Tai reiškia, kad Kinijos pajėgos nepradės apsikeitimo branduoliniais smūgiais. Tačiau kai kurie aukšto rango vakarų diplomatai ir analitikai teigia, kad Kinija galbūt pasinaudos branduoliniu spaudimu, siekdama apriboti išorinį kišimąsi į konfliktą dėl Taivano. Tai labai svarbus momentas, prie jo dar šiek tiek vėliau sugrįšime. Priminsiu, kad šį mėnesį Kinijos lyderis Xi Jinpingas perspėjo JAV prezidentą Donaldą Trumpą, kad nebūtų neteisinga jo nuomonė nesutarimų tarp šalių dėl Taivano, kurį Kinija laiko savo suverene teritorija, sprendimas gali atvesti jas į pavojingą situaciją, net iki karo. Ir štai jums atskleidimas apie branduolinės pajėgas. Ir kaip dabar tvirtina ekspertai, nauja dykumos infrastruktūra yra sutelkta aplink 2 aštuoniakampius statinius, pastatytus per pastarosius 6 metus rytų Sinženge. Abu jie yra į pietvakarius nuo Hami branduolinių šachtų. Vienas yra maždaug už 140 km, kitas apie 230 km. Palydoviniai vaizdai rodo, kad aštuoniakampiuose statiniuose yra personalo gyvenamosios patalpos ir didelė karinė technika. Komplekso centre yra centrinis pastatas, ten yra visa vadovybė. Centrinė komplekso dalį supa žielas pastatų, kuriuose įsikūręs karinis personalas. Trečiasis lygmuo gali būti skirtas karinės technikos, įskaitant paleidimo įrenginių saugojimui. Perimetrų išsidėstę keli laikini statiniai ir 10 karinių mašinų. Šonuose nuo jų yra šarvuoti bunkeriai ir sustiprintos ginklų saugyklos. Taip pat aerodromai ir geležinkelio mazgai jungiantis aštuoniakampius kompleksus su Hami šachtomis.
Kaip matyti nuotraukose, šį mėnesį ir balandžio mėnesį aplink šiaurinę aštuonkampio dalį vyko pratybos, kuriuose dalyvavo sunki karinė technika. Komplekso centrinė dalis. Naujausiose nuotraukose taip pat matyti didelės palapinės ir užmaskuotos paleidimo aikštelės. Dykumoje iškirstose vietose kai kuriuose iš jų įrengtos zenitinių raketų baterijos. Ir čia tiesiog priminsiu, kad praėjusiu metu rugsėjį per parodą Tekine skirtą 80-osiams Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms, Kinijos kariškiai būtent ir pademonstravo ginklus galinčius nešti branduolinius užtaisus. Tarp pademonstruotų ginklų buvo ir tarp žemyninės balistinės raketos, paleidžiamos iš šachtų ir mobiliųjų platformų. Na, o paskutinėje Pentagono ataskaitoje apie Kinijos kariuomenės modernizavimą teigiama, kad kovinių galvučių gamyba šalyje sulėtėjo. Tačiau Kinija juda link to, kad iki 2030 metų savo arsenale turėtų 1000 branduolinių kovinių galvučių. Gruodžio ataskaitoje apskaičiuota, kad Kinija tikriausiai dislokavo 100 tarpžemyninių balistinių raketų būtent 3 pagrindiniuose savo šachtose. Kinija taip pat stiprina savo ankstyvojo perspėjimo sistemą, pagrįstą Huahuajian 1 palydovais. Pentagono duomenimis ši sistema gali aptikti artėjančią tarpžemyninę balistinę raketą per 90 sekundžių nuo paleidimo ir pranešti vadavietei per 3-4 minutes. Šio laiko pakanka, kad Kinija spėtų paleisti savo šaktinės raketas, kol jos dar nebuvo sunaikintos. Ir pabaigai pateiksiu Jums Tarptautinio strateginių studijų instituto duomenis. Tyrimų institutas rašo, kad potencialus konfliktas tarp JAV ir Kinijos dėl Taivano greičiausiai paskatins branduolinio ginklo panaudojimą. Amerikos ir Kinijos kariškiai turi skirtingus tikslus. Kinija siekia atgrasyti JAV ir jų sąjungininkus, o Vašingtonas sustiprinti Taivano salos atsparumą. Kol kas nėra viešai prieinamų duomenų, kurie rodytų, kad abi pusės pasirengusios įdiegti apsaugos mechanizmus. Kalbama apie taisyklės, ginklų naudojimą, kuris apribotų smūgius į pagrindinius žvalgybos ir valdymo kompiuterinės sistemos mazgus. Tai yra kol kas nesusitarta, kaip tiksliai, jei kas nors nutiktų reaguoti. Ir faktiškai Kinija dabar ruošia šį galingiausią branduolinį arsenalą, kuris jūsų manymu turėtų tiesiog atgrasyti Jungtines Amerikos valstijas net nuo bandymų ginti Taivanį. Tai yra užuomina, kad mes vystome tokią branduolinę programą, pagal kurią jei mes pradėsime užimti Taivanį, o jūs bandysite mums trukdyti, mes iš karto smogsime jums šiomis raketomis. Čia padarysiu daugtaškį, savo nuomonę, savo išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti bet kokią auką pagal nuorodas ir rekvizitus šio vaizdo įrašo aprašyme arba pagal QR kodą jūsų ekranuose. Tiek šįkart, saugokite save. Visiems iki pasimatymų.